Ką pasikeitėm purkštukus, truputėlį reikėjo modifikacijų, bet labai nedaug. Radiatoriui gale jau yra padarytos vietos, tenais toj nueisim parodyti. Lukas parodė irgi, kur yra planšetė, tai jungsimės ir ją šiandien. Yra dar salonė darbų, ką reikia pasidaryti. Ruošiamės gegužės 17 mūsų sezono atidarimui. Ir taip jau gavas, kad gegužės 18 važiuojam į Kačerginę, į drifto treniruotę, prikalbinau ir Luką kartu važiuoti. Tai bandom suspėti pasiruošti, nes darbelių visai yra. Nedaug, bet turėtume spėti per šį savaitgalį viską pasidaryti. Einam į galą, dabar parodysim radiatorių. Tai ką Lukas dar pasakė, kad šiam momentui variklis dirba ant originalaus Lados radiatoriaus ir ventiliatoriaus, tai jam realiai traso jau neužtenka ir jisai pradeda kaist. Bet yra kažkokio, dar neįsiaiškino BMW radiatorių su jau padarytom žarnom, yra atvestas antifrizo šlangos į galą, tai jį reikėjo tik tai pasijungti. Pasidariau laikiklius, nes jų nebebuvo. Ir jeigu dažai nudžiuvo, tai galima dėti radiatorių, sujungti šlangas ir ventiliatorių kartu, tai visiškai nebus jokių problemų dėl aušinimo ir bus galima visai ramiai važiuoti. Tuo labiau, kai yra atskiras vandens siurblys, tik tai reikia pasižiūrėti, nes man atrodo kažkodėl neįsijungia, kai bandžiau jungti. Tai sužiūrėsim dar tą ir turėsim gerą aušinimą, toj važiuosim kūro, žiūrėsim, kaip purkštukai dirba ir judėsim toliau nuo ten. Prilaikyt biškį, kad dirbtų? Nu jau. Koks? Nežinau, šiaip labiau patiko prieš tai, kai buvo? Jo. Kurių? Dabar jeigu suvedžiau tuos dabartinių purkštukų pralaidumą, tai tada per mažai kurvo. Tipo 700. Nu, tipo, pagal šitą mapą ir aš galvoju, kodėl čia taip yra, nes ar ten tie nebuvo iš tikrųjų kitas visai ten tas pralaidumas ar kas čia. Na, žiūrim, kokio gėrio čia yra. Bus daug korinimo. Galima servetėlę šiaip. Aš galvoju, kad tai gera idėja. Nusiprausiau. Jis kaip kažkokios uogos skonis. Jo. Į ausį dar irgi įsivariau. Papus susišlapinau. Važiuosim valgyti po šito, aš nieko nežinau. Jeigu jums įdomu, koks yra žalios spalvos antifrizo skonis, jis kažkuo primena, nežinau, arba salotas, arba tam tikras uogas, kas pusiau saldžias, bet turi ir kartumo. Bet šiaip nerekomenduoju ragaut, tuo labiau prisipilti į ausį, ar barzdą jame mirkyti, po to išblunka. Nu ką, Romas sugalvojo, kad reikia dabaigti mašiną. Tai dabaigsi vaibodivą. Tai jisai turėtų gražiai atrodyti. Tikrai turėtų gražiai atrodyti. Tai ką, pasidarė truputis darbų prie Lados. Ačiū operatoriui mūsų už visą švarą po kapotu. Realiai kiek viskas atsigavo, turbinų spalvytė matos, visas žarnas variklis tas pats kaip atgijo. Dar truputį pasivalysim ir bus išvis ledas. Tada susidėjo purkštukai. Tai išsiaiškino pilnai, kad seni purkštukai buvo 2200 kubų flow-reitas. Dabartinių sudėjom 730. Jų teoriškai turėtų užtekti. Kol kas buvo padarytas test drive'as, vis dar kaip ir treilina kažkas vyksta. Bobinos yra gavusios vandens, tai reikia spręsti tą situaciją, kadangi pas Arnavaškiai sudėtos lygiai tos pačios bobinos. Ir rytoj pabandysim jas persimest ir žiūrėsim, ar problema bobinose, ar bent kažkiek pagelbėja ties visko.
Ir dar reikia žvakės naujas užsisakyti, nes šitos Lukas sakė, kad yra papūvusios. Reikia pasikeisti tepalus, nes irgi pasirodo, jie yra labai senai keisti. Tai aišku, rinksimės ne ką kitą, bet Hado 1060. Puikiai suveiks šitai visai mūsų situacijai. Tada keliaujam į galą, pasižiūrim, kas ten atsitiko. Tai čia matom jau gražų vaizdą. Įsistačiau radiatorių. Laikikliai privirinti prie kėbulo nėra gražiausias dalykas, bet vėlgi kol kas reikia, kad tai tik tais veiktų. Plius nežinau, kaip net tas radiatorius buvo įstatytas. Pasidarėm, kaip ir sakiau, dabar nedidelį test drive'ą. Labai puikiai veikia šitas radiatorius kartu su ventiliatoriais. Ta prasme, degaliniai pastovėjau, temperatūra kyla truputuką virš 100 vis tiek, kai užgesinto stovi pradeda kaist. Įsijungi ventiliatorių kelios minutės, ta prasme, šauna ne tik iš šiam laipsnių, čia jau sujungtų ventiliatorių ir tą atskirą vandens pompą, nes viską pasijungiam, pasirodo reikėjo tik tai minuso laidą čia atskiriam laidinę pasijungti ir viskas veikia prieki nuo mygtukų. Taip, overfenderiai. Kodėl jie buvo nuimti dar praeitų savininkų? Tai kai keitėsi visa galinė važiuoklė, keitėsi ir, ta prasme, aukštis tarp arkos ir rato. Overfenderiai pasidarė per žemai, nes realiai, kaip žiūrėjau pagal senas sugręžiotas skyles, tai overfenderis dabar sėdėtų kažkur čia. Tai jis visiškai nebetelpa su ratu. Prisisukau paprasčiausiai ant samariezų, bet galiu tokį parodyti įdomų reikalą. Prisuktas čia ir čia dviem varžtais, trūksta šitų ir vieno apačioj. Ir nusprendžiau jų ir nebesisukt. Vienas reikalas šitą dar reikia pjautis, kad užsidarinėtų duris, nes šiam momentui kliūva. Tiek čia, tiek truputuką čia apačioj. Čia labai nedaug, čia jau su markeriu atsižymėjau, reikia tiesiog nusišveist tą kampą ir viskas bus gerai. Bet vis tiek, čia nesisuks varžtas ir apačioj. Čia yra darytas taktinis kėbulo įpjovimas, kadangi galas realiai yra vos nepalaidęs, jis laikosi, ta prasme, tų lonžeronų, kurie dabar beje sutvirtėjo nuo mano radiatoriaus tvirtinimo. Kad nelaužyt per daug stiklo pluošto, palieku laisvos vietos, nes būtent matosi, kad iš šitos vietos jisai turi daug žaidimo. Tai važiuojant vis tiek gaus vibracijų, gaus kažkokių duobių ir tas galas jis pradės atskirai tabaluotis. Tai, kad nelaužyt dalykų, tiesiog pasidarom taip. Laikos šiaip tikrai pakankamai, čia su visą mašiną galima. Jo, laikos pakankamai tvirtai, tai čia jokių problemų nebus, nepamesim. Vaizdas žymiai gražesnis. Apsipjoviau čia dar iš vidaus viską, kad kai susijęs kėbulas, kad padanga tiesiog irgi nelaužytų to overfenderio. Ir viskas. Būsim realiai kaip ir pasiruošę. Noriu įsidėti dar ir antrą baketą, nes vis tiek bus norinčių ir pravažiuoti. Aišku, tas mano pravežimas bus toks, kur aš pats bijosiu labiau negu keleivis. Nu vis tiek, bent jau savus prasivežiuot. Aš nežinau, čia baisu iš tikrųjų kol kas. Taip, nu ką, apsėmė Nikita padaryti overfenderiam vietas, kur išspjauna duris. Tai kol kas viskas dar darymo stadijai, bet jau į gerąją pusę. Ryt reikia dar dažų nusipirkti, persidažyti. Buvo su varikliu problema, kad nustojo dirbti 2 cilindrai. Išsiaiškinom, kad tai buvo dėl žvakių. Žvakės irgi pakeliui rytoj jau bus, susidėsim žvakės ir tikėsimės, kad su varikliu jau viskas. Mes irgi porą kartų prasivažiavom, viskas kaip ir normaliai. Nu, labą dieną. Pasiruošimas trasai vyksta toliau. Ir ką mes turim? Aišku, renkamės tik tais Hado tepalus. Hado ir toliau mumis rūpinasi, labai ačiū Jums. Ir šį kartą Hado pasirūpina ne tik mūsų varikliais, bet turim ir Jums nuolaidų. Perkat bet ką iš Hado parduotuvytės, naudojat koduką Virintozė ir gaunat 15% nuolaidą visai produkcijai. Nedėkokit, tik naudokit. Tai jo, bet šiaip tepaliukus reikia keistis, tuo labiau renkamės 10 šiam, nu, čia reikalas ir taip aiškus, kodėl, ta prasme, turim didžiulę turbą, variklis matys drifto, matys apsukų, pasirūpinam, revitalizantas, turim variklio priedo, bet jį susipilsim jau trasoj. Kodėl pilsim trasoj, tai paprasčiausiai reikia variklio bent 70 laipsnių temperatūrai. Tai šiandien mes jau jo nekūrensim, tuo labiau garaže, laukia jau vėlų, prie pat gyvenamieji namai, nu, apsidrausim. Ryt važiuojam į savo eventuką, pasirodysim ten, sekmadienis Kačerginėj, geras savaitgalis, toj pamatysi dar kokį traliuką turim. O dabar ką, pilam tepaliuką ir varom gazuot. Šitą įdėsim kažkur į bluperius, kaip aš nesugebu tepalą užpilt, nes ta leika krenta ir ten
Va taip. Nu, aš nenoriu prileisti. Nu, pilam, prapilsim. Šiaip nenorėčiau. O, vaikinė, tiesiai babinas. Tai pasiruošimas prie Lados tęsės, Nikitukas mūsų nudažė overfenderiukus, padarė griovelius durim, dar pasidažė truputuką kėbulas, biškinį į spalvą, bet kad iš toliau ir iš arčiau gražiau žiūrėtus, kad būtų mėlyna, o ne parudija. Nikė dabar šypsos, nes jis vis dar tik, čia yra ta pati spalva, kas būsit gyvai, tai pamatysit, kad čia nėra ta pati spalva, išmes tiesiog. Tai va, o šiaip lieka dar truputėlis darbų, bet jau darysimės rytoj po mūsų sezono atidarimo, nes dar reikia truputėlį kūro baką pasidaryti, persikelt vieną fiškę, galimai ir kompą jungtis, gal kažką pasiprogramuoti truputuką ir turbūt, kad būsim pasiruošę. Yra, ką atsarginiai pusašiai, yra dar padangų, žiūrėsim, kiek ištempsim kačerginiai važiuoti, nes nelabai noriu pilnai irgi taip vien drožt ir po to negyvą variklį savo dėtis. Bet viskas, šiandien varom miegot, susimatom jau turbūt ant ralo. Interviu, karočią, kaip jums sekasi? Labą dieną, biškvėluojam, bet atvykom. Galite būti budrus, vadovautis vėliavomis, kurios bus jums rodomos išleidžiant į trasą bei starto ir finišo metu. Treniruotės metu privalote susirinkti savo automobilio detalės bei nuplyšusias padangas iš trasos. Kai automobilio eismas bus sustabdytas, po treniruotės privalote susirinkti šiukšles. Nu ką, atvažiavome Kačerginę, už manęs Lukas jau važiuoja pirmus važiavimus. Aš irgi sėdu į vidų, Lada pašildyta. Pasidarysim pirmus važiavimus, visai jaudinos ir bijau, daug mokytis ir žiūrėsim, kas bus. Varom! Tai va, buvo pirmi du tokie ranai. Eina kaip įvažiuoja. Šiaip kimba, bet labai reikia sėdėti tam diapazone, kai pučia turbą. Iškas biški dūmina iš kapoto, pradėjo pulsuoti. Tai tiesiog grįžau iš karto į pitus ir bandysim pasiaiškinti, kas yra. Nes šiaip ant būsto važiuoja viskas ok, bet tiesiog pradėjom pulsuoti ant laisvų. Šiaip patiko. Visai valdosi, nusimažinau priekinėse padangose slėgio truputuką. Tai padėjo biškį išvaldyti, dar su vairo reikia pažaisti truputį reguliavimų ir bus gal gerai. Prasivažiavom. Išėjo padaryti vieną labai gerą raną, bent jau mano akim, kaip iš šono atrodė dar nežinau, bet lyg ir susilinkinau visą trasą. Tada vis tiek atsirado dabar jau problema, kad nebedirba cilindrai. Dar nežinom dėl ko, nes šiaip kūro mišiniai, būstas, viskas vietose, viskas steliai. Gali būt, kad kaista babinos, nes tos, kurios pirmos 3 yra arti turbos, jos beveik lydis įstoja ir plus įsiurbimo temperatūra kyla virš 50 laipsnių, tai sunkiai. Yra problemų dar ir su kaitimu, nes įsijungia, tos galinius ventiliatorius, krentam žemiau 8, juos išjungia, einam iki 100 ir labai reikia žaisti vos, kad turėtų normalią darbinę temperatūrą, kad nei kaista, nei per mažai. Šiaip nežinau, iš valdymo pusės valdomesnė negu tikėjaus, bet ir labai neaiškioj vietoje yra vairas, kad man jis per arti ir sunku labai suprasti, ties kuria vieta yra priekiniai ratai. Kažkaip su E9 tai būdavo visą laiką labai aišku, čia toks pusiau įdomus, neaiškus reikalas. Siurbė orą,
Galvojom, kad trūko galimai kolektorius, žiūrėjom vakuumo vamzdynus. Pasirodo, nuo būsto tiesiog išspjovė laisvos jėgos vožtuvą, kuris yra užglušintas. Ten gavos gal tokio dydžio skylė. Ir štai gavo per daug oro. Stačiau atgal, kiek laikys, nežinau, bet dabar važiuoja. Nu, kaip važiuoja, dirba ant laisvų, kaip turi dirbti. Susijungiam viską atgal ir bandom išlėkti toliau, žiūrėsim, kaip valdosi, kaip gale. Tiek kol kas. Nu ką, pirmas normalus važiavimas, man viduje jautėsi super, dar nežinau kaip iš šono atrodė, bet visi sako gerai, rankytės dreba, kaip priklauso, bet realiai, kol netrūkčiojo, kol dirbo visi cilindrai, tai išėjo realiai vat ir geras ranas, nes išeina, ta prasme, žaisti ir su gazu, tada jau ir vairas, kadangi tu duodi gazą, kada reikia, vairas atsistoja, kur turi būti, viskas gerai jaučias. Bet tik iš tikrųjų pasijaučia, pradeda truputį misfairinti ir viskas, ta prasme jį nevaldoma. Bet vis tiek turiu 2 gerus ronus, kuriais jau džiaugiuosi labai. Dabar tiesiog žiūrėsim, ką kompas rodo ir spręsimės toliau reikalus. Dabar jau vis kyla noras važiuoti tolyn. Gerai, yra 2 minutės. Ką jums pasakyti? Šėrėm, turėjom daug problemų. Buvo atlūžęs ir degimo mygtukas, susitvarkėm, persidarėm per kitus mygtukus. Dabar buvo paskutinis prasivažiavimas. Lukas davė savo Miatus bobinas prasibandyti. Pirmos 4 nepadėjo, apkeitėm dar 5 ir 6. Ta prasme, jokių misfairų nėra. Atrodo, 2 bobinos. Taip, aišku, jos daug duoda, kai jas papuvusios, neveikiančios normaliai, bet žiaurus skirtumas. Tai
Problemos kaip ir aiškios, aišku vis tiek reikia normaliai susimapinti, bet ką žiūrėsim, gal kažkur dar greitų metų lysim. Ačiū.